7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Toks pirmyn atgal visos rungtynės, skaudus aišku pralaimėjimas. Kaip manai, ko galiausiai pritrūko? Ko pritrūko turbūt vienos geros gynybos ir vieno gero puolimo. Bet aišku, ne apie tai buvo rungtynės, manau, pradžiai tikrai pirmus kėlinius žaidėm ne pagal planą, ne tai, ką buvom sutarę ir kur nenorėjom jam eiti pagalbas, šiek tiek žingsnį dėdavom vis tiek ir jų tas geras kamuolio, skirstimas, baudėmus tritaškiais, spot atmetimas, bet tikrai nenorėjom duoti, čia tikrai manau, ant mūsų kaip žaidėjų reikia prisimti, nes planas buvo kitoks, pasakykime, mano nesportinė pražanga, tai kaip pavyzdys buvo mano klaida ir daugiau tokių dalykų, tai sakau, leido jiems susikurti tą persvarą pirmoji pusėje ir pajausti galbūt ir jų žaidimą. Nebuvom tokie aktyvūs ir greiti kaip jie, kaip sakyti, nesulyginom to greičio galbūt. Antroje pusėje tas vaizdas tikrai buvo geresnis, patys geriau skirstėme kamuolį, nebedavėm tiek daug lengvų prasiveržimų po krepšiu, aišku, vis tiek baudė tas mismatch situacijas su kamuoliais, ypač atkovotais puolime, tai tokie ir dalykai. Pirmą mačą buvo atpalikė Valencija, berods 77, dabar buvo iliustracija, kiek pavojinga veltis tą puolimo krepšinį su jais. Jo, bet žinojom apie tai ir velniškas greitas vis komandos, tikrai tą kamuolį skirsto, gerai dalinasi, visi judėjime, sudėtinga tikrai stabdyti, ypač namuose ir tai antroji pusėje su 41 tašku, tai dar turbūt gali gyventi, bet pirmoji pusėje jau 50 daugoka, tai sakau ir tikrai daug dalykų, kurių nepadarėm, kurios darėmės daryti taip. Kitas dalykas, aišku, vėl pražangos, kurias galėjom išnaudoti. Nežinau, kiek kelinių baigėm, lygus 2 minutėm dar turėdami kokias 3 ar 2 pražangas, ta prasme, iki bonus. Kiek veikia, manai, tai nuostoliai priekinė linija, Birutis iškrito, o tavo kolega čia 7 Ąžuolas irgi nebegalėjo tęsti rungtynių, kiek tai buvo įtakos to komandai? Tai patys matot iš tikrųjų, kad tų žmonių mūsų priekinė linija nėra tiek daug, kiek perimetro žaidėjų, tai aišku, kiekvienas žaidėjas yra svarbus ir be kalbų, kad tai kažkiek atsiliepia. Valencija sumetė 9 ar 10 dvitaškių daugiau nei yra jų vidurkis ir tas procentas labai aukštas buvo. Čia viskas yra atsiremė į tą, sakai, plano nevykdymą, pagalbos kažkur ne ten, pražangų nepadarimą. Matot, mes kaip tik galbūt norėjom, kad jie tais dvitaškiais įremtųsi daugiau, bet aišku, net tokiais lengvais, kai duodamas atviras kelias link krepšio, tai galbūt norėtume daugiau tų metimų po driblingo ir iš vidutinio nuotolio, kas tokias pilkos zonos yra, bet kaip ir minėjau, šiandien nedavėm tritaškių, bet davėm per lengvus metimus iš po krepšio, tai kur sakykime, galbūt kažkiek ir norėjom ties to rizikuoti, bet tai pagalbos nebūdavo vietoje, tai per lengvas prasileidimas žaidėjų, tai aišku, tai aukšti procentai ir susidaro iš to. Kitas dalykas, vėlgi, kai keitėmės ginamaisiais, jie nusiėmė tikrai nemažai kamuolių po krepšių ir tiesiog kartoja jas iš po krepšio. Čia turbūt vieni aukščiausių procentų žaidime. Sisko buvo padaręs svarbų metimą, kuris lygino rezultatą, po to keli pro šalį ir šiaip jam nėra labai lengvos rungtynės. Ar buvo kažkiek atspindys, kiek priklausome esat nuo jo šiandien? Nepaisant to, kad ir prametus kelius metimus mes buvom rungtynėse ir sakykime, manau, iš kitos pusės pažiūrėjus, kad netgi kaip jam ir nėra jo diena, sakykime, tikrai galim žaisti su top 4, top 3 komandomis, tai ir kaip sakyti, negalim vien ant to statyti savo žaidimą, kad ir to nedarom iš tikrųjų, tik tai kiekvieno žaidėjo indėlis, ypač kaip Sisko ar Naidelis, tai yra mūsų svarbiausia detalės komandai ir aišku, geros rungtynės jam lengvesnės mums visiems, bet tai tikrai nėra taip, kad jei kažkas čia nesužaidžia, mes skęstam ir neturim galimybę. Nenori, vis tiek dabar visi žvalgosi į tą priekinę liniją ir rotaciją. Pats karjeroje lyg esi žaidęs 4 numeriu. Kaip manai, ar galėtum atstovėti Eurolygoje tą 4 pozicijos kontaktą? Aš ir pirmąjį sezoną, kai jau Žalgirį daugiau tikrai 4, ta prasme, pagrindinė 3 žaidžiau, bet momentai žaisdavau ir 4 ir prie NBA buvo kažkiek, kad 4 pasirodydavau, taip momentais, jeigu reikės, tą tikrai darysiu ir sakau, čia jau
ką lieps treneriai, tą ir atliksiu.